Ar turite kokį nors hobį? Aš neturiu, ką man hobis, ašgi milijonierius. Na, hobis padeda atsipalaiduoti, pailsėti. Ką man tas hobis, jeigu aš pinigų turiu? Hobiais tegul varguoliai užsiminė. Iš vis, hobis yra ubago pramoga. Renka ten tas markutės, klijuoja, keičiasi. Aš ten turiu vokiškų laikų pasilikęs, o aš turiu prieš karinę su štampo. Nu ir gyrėsi. Nesąmonė kažkokia. Yragi tarptautinis žodis tokiam tipam apibūdinti. Filatelistai? Psichai. Bet juk yra ir kitokių hobių, pavyzdžiui, stendinis šaudimas, medžioklė, žvejyba. Žvejyba? Nu kažkaip net nežinau, ką sakyti. Jau taip nesąmonė to žvejyba. Nu ką, jau medžioklė geriau. Nu tai jau žmogus turi kažkokį žudimo instinktą, tai jau geriau tos šernus ten kokius ar stumbrus žudyti, o ne jau bobutės vienkiemiuose. Tai jau tada medžioklė geriau. Arba galėtų pas mane mėslytoj, pavyzdžiui, jeigu mes jau mėsą naudotume, tai ten kiaulės, karvės žudyti, bet kad nenaudojam tos mėsos. O kodėl žvejyba blogai? Šalta, purvina, vanduo aplinkui, šlikštu ir dar tos lervos, kirminai, sliekus, tos ant kabliuko mauti. Nu, noriu žuvies, važiuoju į parduotuvę, perki tigrinių kažkokių krevečių, otą ar lašišą, pasikepi skaniai ir valgai. Tai ne, brautis prie to ežero, šert uodus, ten muses visokias, erkės šitas, nu, ar čia malonu. Sėdi paskui valti sušalęs į vieną tašką spoksai kaip narkomanas ir ką, nu, žvejyba yra nuobodu. Nebent ką nors užkimba. O kai užkimba, tada pasidaro šlikštu. Kodėl? Liesti gyvą žuvį? Taigi smirda. Ir dar kablys į lūpą įlindęs, šlikštu. Mačiau per teliką, tai irgi pagavo žuvį ir iškart paleido ją. Tai koks tikslas? Rankas susismardinti ar ką? Sakau, kad beprasmė ta žvejyba yra. Išvis, geriausia žuvis yra dešra. Pas mane cechė net yra parašyta ant sienos. Geriausia žuvis yra dešra, kad visi matytų ir žinotų. Nieko iš žuvies nesiruošiate gaminti mėslytoje? Taigi įmonė vadinasi mėslyta, ne žuvintas koks nors. Dabar tai tikrai ne. Gal po to ir gaminsim kokius ten pirštelius, žinai, iš žuvų žarnų ir galvų, kaip ten sumala ir padaro. Bet dabar tai tikrai ne. Mesgi turim labai perka tie mūsų žvėjai dešras, vadinasi nuotykių dvasia. Šiaip nesiskiria nuo paprastų, bet užrašyta, kad labai tinka valgyti gamtoje. O tai netinka valgyti gamtoje? Tai iš viso netinka valgyti. Bet varguolis ant ežero kranto, tai pasiruošęs bet ką sušlams sušalęs tenai sėdėdamas. Ir pinigus dar moka už tai. Negaliu atsistebėti.